4 dienos, 500 km, gražiausi Vietnamo kalnai, alinanti saulė, įvairūs Vietnamo keliai, Hadžiango kilpa. Tai labas rytas, sveikinu su jumis iš Hadžiang miestelio. Tai dabar yra be 10:08 ryto jau. Vakar ryte išvažiavau iš Sapos. Hadžiangą atvažiavau vakare apie 5 valandą. Tai vakar tiesiog nieko nefilmavau, leidau savo pailsėti. Tai darysiu savo bucket list vieną turą, tai yra Hadžiang Loop. Aš prieš jį sužinojau jau prieš 2 metus, kai buvau Balyje. Tai tas lūpas turėtų būti absoliučiai nerealūs vaizdai. Šiandien pirmą dieną jau pradėsim važiuoti, turiu už 10 minučių jau būti apačioj, tai sakau dar greitai čia pašnekėsiu su jumis. Ir visas turas truks 4 dienas 3 naktis. Pats turas kainavo 200 eurų. Gali pats važiuoti, gali išsinuomot modsą, aš pasiėmiau su vairuotoju, kad galėčiau filmuoti, kad galėčiau jum rodyti viską. Ir leidžiu žemyn. Ir pradedam šitą kelionę. Tai iš viso važiuosim apie 400 km ir dabar trumpai parodysiu ant žemėlapio visą tą trasą, kokią mes važiuosim. Tai mes dabar esame čia va. Tai pradėsim važiuoti iki čia va. Tada iš čia kilsim į viršų. Iki čia. Čia praleisim 2 dienas, nes aplinkui sakė daug kur važiuoti reikia. Ir tada iš čia grįšim to pagrindiniu keliu paskutinę dieną atgal. Tai 400 km, nėra daug, nėra mažai. Ir jau pakuoja mano daiktus ant mopedo, tai jau toj pradėsim čia. Tai kadangi prieki yra policija ir čia kai kurie neturi to international vairuotojo licenzijos, tai turim slėptis tarp kažkokių angarų, tarp kažko nuo policijos, kol čia kažką sugalvos padaryti. Tai visai bairis. Čia belaukiant užmačiau tokį orą. Nežinau, ar matysis per kamerą, bet jisai gigantiškas. Tai sustojom jau į antrą sustojimą. Sustojimai realiai vyksta kas kokie 20-30 minučių, biškį pavažiuoji, kokiam sustoja va pointe, kur yra gražus vaizdas. Pasigrožiu vaizdu, atsigeri, užkandi kokį sneką ir vėl toliau važiuoji. Vėl sustojom, jau nežinau kelintą kartą, bet čia sustojom nebe reikalo, nes čia yra įtrauktas į UNESCO kažkoks geoparkas, žodžiu. Tai vaizdas nerealus. Dabar mes atvažiavom prie kažkokio krioklio, tai eisim maudytis, nes jau pirma kelionės diena eina į pabaigą. Pravažiavom gal virš 100 km, patikslinsiu vėliau kiek tiksliai. Tai atėjom prie to krioklio, bet galvojau bus tikrai fainiau. Belenkiek žmonių ir nieko čia gero. Po ilgos dienos kelionės visai faina buvo atsigaivinti, bet šiaip tai ten nieko gero. Ta prasme, per daug žmonių kaip tokiai vietai, tik labai geras gaivinantis vanduo buvo. Tai tas fainai. Tai va, dabar važiuojam į jau homestėjų, žodžiu, ten kur nakvosim. Sakė, nuo čia iki tos vietos važiuoti apie 10 minučių ir šiandiena bus baigta. Atvažiavome į mūsų homestėjų jau. Einam pažiūrėsim, kokį kambarį gausim. Ok, perfect.
Pirma diena turo prabėgo labai greitai. Iš viso nuvažiavom apie 150 atrodo kilometrų nuo starto pradžios. Šiandien 7 vakare turim family dinner, šeimos vakarienę su Happy Water, kuris išvertus vadinas linksmas vanduo. Bus vietnamietiška degtinė tikriausiai. Čia jau yra tokia tradicija, tai reikės paragauti, įvertinti. Kol kas viskas labai patinka. Mūsų grupę sudaro 3 mes, 2 ispanai ir aš. Tai labai maža grupė, viskas jaučias, atrodo, privatus turas, motociklai nauji, viskas tvarkinga, viskas gerai, vairuotojas kol kas labai geras, bus matyti, kaip bus toliau. Padarysiu jums mini turą visko, kas čia randas aplinkui. Yra baseiniukas, bet jame negalima maudytis. Privatus kambarėliai, nameliai, kur eina į tuos kalnus. Tada restoranas, kur turėsim vakarienę. Išėjus iš restorano, tas pats vaizdas, kurį aš turiu pro savo langus, tai yra į kalnus, į ryžių laukus gali pasifotografuoti. Visas turas, viskas, kas čia yra. Ką, atėjom į vakarienę ir mūsų vakarienė atrodo taip. Barbecue pork, spring roll, bamboo fried with little bit beef. This is the bamboo. And egg, green bean, barbecue chicken, cucumber, french fry. O čia pila laimingą vandenį. We have happy water for you guys try and for you guys drinking because we have long time driving and we need to drink something for you guys being more happy, more funny and good sleep after drink. Good for your health. Not headache, not hangover. Believe me. But before drinking in Vietnamese, we want to say something for funny and happy. Okay, are you ready? Yeah! Yes. I say, are you ready? Yeah! 1, 2, 3, go! Một, hai, ba, zo! 2, 3, go! 2, 3, zo! 2, 3, go, go, go! 2, 3, zo, zo, zo! 2, 3, whoop! 2, 3, wo! Cheers. 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 What? Į sveikatą. It's pregada. It's pregada. And it's in Spain. Chin chin or something? Salud. Labai švelni degtinė. Taip pat dar sakė, kad nuo šito laimingo vandens niekada nebūna pagirių, neskauda galvos, nepykina, žodžiu, jauties kitą rytą kaip naujas. Labas rytas, pirmas antros dienos sustojimas, savijautos geros, vaizdai nerealūs. Sustojom papietaut, po ilgo važiavimo, užpakalio nebejaučiu, kojų nebejaučiu, viskas skauda jau. Bet dabar pavalgysim, pasistiprinsim ir vėl viską jausim. Tai valgysim nuo tokį dalyką. Skanaus, kas valgo. Žodžiu, dabar turėjom 2 pasirinkimus. Vienas pasirinkimas plaukti apačioj su laiveliu. Tai turėjom plaukti tuos to laivuku, visą upę iki galo tenai ir tada grįžti atgal į ten. O kitas atvažiuoti ant labai aukšto kalno viršaus į kavinukę, kur atsiveria visa panorama. Mes nusprendėm važiuoti viršų. Aš labiau norėjau plaukti, bet vienas prieš 2 nepakovosiu, tai teko važiuoti į kavinukę. Tai vaizdai tikrai nerealūs, labai gražu. Ir įvažiavimas pats į kavinukę. Turėjom kilti tokiu labai siauru ir stačiu keliuku į pat viršų. Tai aukščiau pirmos pavaros net nevažiavom, nes neįvažiuosi tiesiog. Kadangi mano vairuotojas labai profesionalus, tai visiškai nebuvo nei baimės nieko, važiavom ir važiavom. Dar vienas įdomus faktas, kurį ką tik sužinojau, kad va ten va toli, per kamerą tikriausiai nesimatys, bet su žiūronais ką tik žiūrėjom, eina Kinijos siena, tai yra Kinijos tvora.
Tai prasideda va kažkur va nuo to galo ir taip va eina iki pat kalno viršaus. O ten va Kinijos siena. Ten jau Kinija. Dabar parodysiu savo kambarį. Ir va ten va tavo juosta tenai yra Kinijos siena. Va ten va irgi labai gerai matos. Eina tokia juosta į viršų. Antra diena praėjo. Nuvažiavom apie 160 km panašiai kaip vakar. Pačio savijauta, tai nusikalęs esu. Labai, bent jau man asmeniškai yra nepatogu ant motociklo sėdėti dėl mano ilgų kojų. Nes kai sėdžiu, ten kojos susilanksto ir labai vargina kelius. Nežinau, vaizdai šiandien nebuvo tokie ypatingi kaip vakar. Nežinau, gal po vakar tiesiog nebenustebino manęs šiandien vaizdai, bet vis tiek buvo gražių vaizdų. Šiaip labai įdomu, pravažiuom pro tuos kaimelius, susipažįsti su vietinių kaimelių kultūra, kaip kas vyksta, pamatai, kaip jų ūkis visas vyksta, kaip kukurūzus džiovina, paskui jos prasisėja, sudeda į maišus ir taip toliau. Labai įdomu yra palyginti, kaip mes Lietuvoje gyvenam komfortiškai ir vis tiek skundžiamės, visi nepatenkinti ir nelaimingi, ir kaip čia žmonės gyvena. Nežinau, gal jie irgi skundžias, bet bent jau visi su šypsenom. Tikrai įdomus turas, tikrai rekomenduoju ir įdomu, ką atneš rytoj diena. Tai va, mes šiandien vėl turim vakarienę 7. Tai va, aš einu į dušą ir neberodysiu aš jau šiandien tikriausiai vakarienės. Sustiksim, žodžiu, jau rytoj ryte. Labas rytas, pradedam 3 dieną. Pirmas sustojimas po 15 minučių pradėjus važiuoti, tai čia sustojom tokioj kavinukiai. Ir palei kelią čia dabar džiovina ryžius. Tai va taip išpila visus ryžius, čia yra ką tik nurinkti ryžiai nuo laukų. Jos išpila ant plastiko tokio ir tada saulė jos išdžiovina. Atvažiavom į šiaurinį Vietnamo tašką. Ir čia ką tik lipom tokiu kalnu, kad prieit prie sienos. Tai dabar randamės visiškai prie Kinijos sienos. Ten kinų postas. Viršų eina va čia va elektra. Jaučiuos kažkoks nelegalas dabar. Tai čia trumpai parodžiau, kaip atrodo mūsų sustojimai tose kavinukėse. Iš 2 kavinukių 2 skirtingos muzikos eina. Tai paskutinis sustojimas prie šiandienos homestėjų. Dabar esame jau tam pačiam kely, iš kurio ir pradėjom visą tą kilpą daryti. Tai realiai gaunasi, kad kilpa pravažiuota. Šiandien po šito sustojimo važiuojam į homestėjų, permiegam ir rytoj iš homestėjaus tiesiai į Hajiang miestą, tuo pačiu keliu, kuriuo ir pradėjom. O sustojime galit pasigražėti panoramą. Atvažiavom ką tik į homestėjų. Šiandien, sakyčiau, toks kuklesnis, paprastesnis, bet originalesnis homestėjus. Tai jis atrodo va taip. Iš molio drėbtas namelis. Daugiau šviesos neturiu. Tai teks su tokio švietimu dirbti. Lova,
Ir ten tualetas, bet ten nėra ką rodyti. Tai taip atrodo šiandien nakties homestėjus. Aš tikiuosi lubos neužgrius naktį, o daugiau visa kita gerai. Tai tą dieną vakare aš nieko jau nebefilmavau, nes visur buvo tragiškas apšvietimas. Žodžiu, nusprendžiau, kad padarysiu po kelių dienų. Tai sėdžiu prie stalo ir dabar jau galiu jums papasakoti savo patirtį. Ne ant karštųjų, jau viskas nusisėdo. Pradėkim nuo to, kad šitą turą rekomenduočiau kiekvienam, tikrai verta išbandyti, verta savų pinigų. Tik aš asmeniškai gal imčiau nebe 4 dienas 3 naktis, o 3 dienas ir 2 naktis, nes 4 buvo šiek tiek per daug, jau paskutinę dieną aš tiesiog norėjau kaip greičiau grįžti ir jau važiuoti iš ten. Aš asmeniškai kartočiau tik tuo atveju, jeigu visą kelionę važiuočiau pats, o ne mane vežtų. Nes man kaip ilgam buvo tikrai nepatogu sėdėti ant gale 500 km. Šiaip kelionės pirma diena, antra diena buvo geriausios, įspūdingiausios, nes vis tiek naujas dalykas, nauji įspūdžiai. Tai jo, antra diena jau buvo tokia paprastesnė, trečia iš vis jau buvo užtenka. Šiaip buvo padaryta klaida iš mano pusės, kad pasiėmiau su labai maža grupė važiuoti. Visai kitokia patirtis būtų buvusi, jeigu būčiau važiavęs su didelė grupė, kaip ir matęs video, ten būna pravažiuoja po 10-12 motociklų, tai 10-12 žmonių grupė. Tai ten vis tiek ir susipažįsti, ir pabendrauji, tai žymiai įdomiau būtų buvę. O mano grupę sudarė aš ir dar 2 ispanai, iš kurių tik tai vienas šnekėjo angliškai. Bet kitas ispanas prigėręs laimingo vandens irgi išmoko anglų, tai kažkaip su juo susišnekėjau. Tai va, tai šiaip patirtis tikrai gera, tikrai nesigailiu, bucket listo dalykas įgyvendintas. Pirmas mano toks ilgas video, tai aš tikiuosi jums jis neprailgo, neatsibodo, buvo įdomus, kažką naujo sužinojot, pamatėt. Jeigu patiko, būtinai užsiprenumeruok mano kanalą, o jeigu turi kokios kritikos, būtinai mane parašyk, patobulėsiu. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki.